Ar gali maistas taip imti ir pakilėti iki dangaus? Kaip manote? Na, o kol jūs sukate galvą, kur Lietuvoje mes galėjome atrasti tokį dievišką kampelį, mes užsisakome gėrimų ir pradedame vartyti meniu. Batatų užkandis su humusu patiko visai mūsų kompanijai. Štai tokie jautienos karpačio turbūt yra viena iš priežasčių, kodėl aš niekuomet netapsiu nei veganu, nei vegetaru. Na, o šis jautienos vitelo tonato su tūnu greičiausiai po padažu slėpėsi dėl to, kad bijojo taip pat kaip ir karpačio nebūti greit suvalgytas. Už tai, kad katinienį žaliageldės mydės paskaninau citrinos sultimis, vieną karštą mydę gavau paskanauti ir aš. Draugas mano valgė jautienos antrekotą, o aš kiaulienos nugarinę su kaulu. Ir nors kiaulienos nugarinė buvo sultinga, bet mums abiems didesnį įspūdį paliko jautienos antrekotas. Buvo mūsų kompanijų ir tokių, kurie net po užkandžių sugebėjo įveikti tokį didelį indą mydijų, grietinėlės ir vyno padaže. Lašiša yra mėgstamiausia katinienė žuvis, tai turbūt manau visi supratot, kad šį patiekalą valgė. O dabar būtent ta vieta, kai turi nuskambėti frazė, kur jiems tiek telpa. Nes be pyrago mes desertam užsisakėm dar ir 2 pizzas. Tad visi greit čiumpate rašymo priemonės ir užsirašot Floros simfonija, Palanga, Užkanavės gatvė 31.